Elara svajojo turėti geriausią kepiklą visame kaime. Jos nedidelis kioskas Judriame turguje visada buvo pilnas puikių kvapų, tačiau jos skanus skanėstai retai pritraukdavo didelės minės. Jis stebėjo kitus kepėjus, kurių kioskai visada lūžo nuo klientų, trokštančių jų akinančių, spalvingų tortų ir sudėtingų pyragaičių. Galbūt man reikia kepti kaip jiems, liūdnai pagalvojo ji, stebėdama žmonės, besižavinčius aukštais kūriniais, papuoštais valgomomis gėlėmis ir blizgančiais blizgučiais. Ji praleido nesuskaičiuojamas valandas bandydama kopijuoti jų sudėtingus dizainus, naudodama puošnų glaistą ir ryškius pabarstukus. Nepaisant visų jos pastangų, jo širdis nebuvo iš tikrųjų tame, o jos tortai dažnai atrodė klibantis, netvarkingi ir, atvirai kalbant, šiek tiek pavargę. Tai ne aš, atsiduso ji vieną vakarą, žiūrėdama į ypač liūdnai atrodantį 3 aukštų tortą. Senasis Leo, malonus ir išmintingas nuolatinis klientas, dažnai pirkdavo jos paprastą, kaimišką viso grūdo duoną ir visada atrodė, kad pastebėdavo jos nuotaikas. Jis priėjo prie jos kiosko su švelnia šypsena. Kas jūs taip giliai slegia, jauna kepėja, tyliai paklausė Leo, jo akys švytėjo supratimu. Elara išliejo savo širdį, paaiškindama savo nusivylimus. Mano puošnūs tortai tiesiog nėra populiarūs, ir aš tiesiog negaliu padaryti, kad jie atrodytų tokie tobuli kaip kitų, kad ir kaip sunkiai bebandyčiau. Leo kantriai klausėsi, lėtai linktelėdamas. Bet Elara, paklausė jis, jo balsas kupinas šilumos, ką tu iš tikrųjų labiausiai mėgsti kepti, visą širdimi. Jis mostelėjo į jos paprastos, traškios duonos krepšį. Tai, prisipažino ji, mano močiutė senovinis receptas širdingai, sąžiningai duonai. Bet jie atrodo per paprasta, per daug įprasta dideliai kepiklai. Leo šypsena įsiplėtė. Paprastumas, kai jis atliekamas su tikra meile ir įgūdžiais, niekada nėra įprastas. Jis yra nepaprastas, išmintingai patarė jis. Tavo tikrasis talentas ir geriausias tavo darbas visada ateis iš tavo autentiškojo aš, iš tavo unikalaus prisilietimo ir aistros. Elara ilgai mąstė apie jo žodžius, o jų tiesa įsigeria giliai į jo širdį. Ji nusprendė pasitikėti savo instinktais, net jei tai reikštų riziką. Kitą rytą Elaros kioskas atrodė visiškai pasikeitęs. Dingo visi tie besivarginantis, pavargę įmantrus tortai, kuriuos ji buvo privertusi kurti. Vietoj to, pintinėse krepšiuose aukštai sukrauti buvo šilti, auksiniai močiutės kaimiškos duonos kepalai, kurių viliojantis aromatas užpildė gaivų ryto orą ir traukė smalsius žvilgsnius. Praeiviai sustojo, šiek tiek sutrikę dėl paprasto, tačiau guodžiančio eksponato. Jauna moteris, iš pradžių ėjusi prie kito kiosko, praėjo pro šalį, tada staiga sustojo, patraukta nenugalimo, guodžiančio kvapo. Koks tai nuostabus, sąžiningas kvapas, paklausė ji, giliai, vertinančiai įkvėpdama. Tai mano močiutės autentiška, naminė duona, atsakė Elara. Jos balsas buvo aiškesnis ir labiau pasitikintis nei per kelias savaitės, kupinas naujai atrasto pasididžiavimo. Moteris nusipirko didelį kepalą, o tada iškart grįžo dar vieno, nekantriai norėdama pasidalinti. Netrukus kiti kaimiečiai, suintriguoti unikalaus pasiūlymo ir augančios eilės, pasiekė pavyzdžių. Jie paragavo duonos ir buvo visiškai sužavėti jos sveiko skonio, tobulos traškios plutelės ir nuostabi minkštos tekstūros. Tai ne tik duona, sušuko vienas patenkintas klientas, tai grynos tradicijos ir tikro komforto skonis, tarsi šiltas apkabinimas. Elara pardavė kiekvieną kepalą iki vidurdienio, tai buvo nepaprastas pasiekimas, kuris niekada nebuvo įvykęs su jos įmantais tortais. Jo širdis prisipildė didžiulių laimės ir gilaus pasitenkinimo jausmų, ne tik dėl sėkmingų pardavimų, bet ir dėl didžiulio džiaugsmo būti tikrai savimi ir dalintis savo tikrąją aistrą. Jis suprato, kad bandymas mėgdžioti kitus ir apsimetinėjimas kažkuo kitu tik sulaikė ją nuo tikrosios sėkmės. Autentiškumo galia reiškia priimti savo unikalų kepimo stilių, giliai įsišaknijusią aistrą ir tikrąjį save. Tai išmokė ją, kad tikra saviraiška ir tikra aistra sukuria kažką tikrai ypatingo ir giliai prasmingo, kažką, kas šviečia daug ryškiau ir trunka ilgiau nei bet kokia priverstinė imitacija. Ši pamoka įgalino Elarą kepti su džiaugsmu, kurio ji niekada nebuvo pažinusi, statant mylimą kepiklą, įsišaknijusią tiesoje. Jei Elaros autentiška kelionė jūs įkvėpė, prenumeruokite Lithuanian Repo, kad gautumėte daugiau legendinių istorijų. Spauskite patinka, jei šiandien pritaikysite šią galingą pamoką, ir komentuokite, kokią garsią istoriją turėtume pasidalinti kitą kartą.